Šiandien žvejosiu su old school'u. Šitam britkelniam kokią 20 metų. Jau truputį leidžia vandenį, nežymiai, bet leidžia. Per tas visokias šerpetas, bet bijau rizikuoti ir žvejoti su savo vižinu, nes aš jas suklijavau ir nežinau kaip gavosi. Tai jeigu nesigavo, tai rytoj būsiu šlapęs rytoj žvejybai, o rytoj planuoju visą dieną žvejoti. Tai gal šiandien porą valandų visgi savo seniukės pakankinsiu. Kieti batai, bet kol dar nešalta, dar nelabai bus kieto jie. Ką, bandom. O ką, tai jau leidžiu žemyn. Vanduo atrodo pasakiškai. Tikiuosi dabar čia kur nors nedripsiu. Kažkoks šiek bebrynas. Visai kad tiesiai ant bebryno nusileisti. Šaunuolis. Na, dabar jau kitur nelabai norisi eiti. Vat. Tyliai, slėpėsim. Pasaka. Kai vandenėlis. Jau čia biškį per ilgą pavadėlį užsirišau. Jeigu neįstrumpins, žiūrėsim. O, turiu pirmą. Reikia labai neįsibaidyti dabar. Pirmas visai bus neprastas. Bus visai gražus. Nu gražuolis, gražuolis. Tik tai su savo britkelniu palikau ir replės. Gražus, pirmas gražus. Aptaškį veidą. Nu, puikus atidarimas šiandienos. Pagaliau jau kuris laikas neturėjau šapaliuko, bet šį kad mažiukas jaučiu. Bet geriau kažkas negu nieko. Na tik man čia nelaidyk. Mažiukas. Dar atsikabinau. Geras buvo čia. Pagal bangas tai geras buvo, nepaėmė. Turiu. Paik tu savo. Atsikabinu, ai. Ką tik turėjau vieną pasikirtęs neblogą šapalą. Gerai panašus kaip pirmas buvo. Bet atsikabinu. Ir dar pavadėlį supynė. Tai pasitrumpino pavadėlį. Kai jis buvo per ilgas, kaip ir viskas gerai. Sužiepsojau į vabalą. Šniūras buvo neįstempęs, kaip man dažnai pasitaiko. Užmetu. Į vabalą žiūriu, o kad šniūras visas susiraizgęs, tai
Nu, pagaliau antras ištrauktas šiandien tiktais. Ačiū. Kažkoksai tai yra. Kažkokia labai nedidukai pradėjo kepti. Eiktų šikt. Taškį veidą. Ai, nepaėmė. Koks piktas buvo. Nu. Klyną įlindo. Abals paskavot norėjo. Nu, priėjau tokią vietelę, kur tikrai šapalų žinau yra, turi būti. Nu, kažkas tai pradėjo klibinti. O kaip prisivalgęs, pilna burna. Kažkas tokia didesnė biškė. Paėmė. Vaikus inseil. Neturiu graibšto. O, bus žuvis. Jau tai silpnai laikėsi. Dar nespėsiu nufotinti iš rankos neišdirbs, tai visai gerai. Nu. Gera vietelė dabar. Yra akmenų, žolių, srovės biškį yra. Čia tokie gražūs dabar išėjimai vyksta. Ir aš pasikavoju su žolių čia. tą vieną gerą šapalą pagavau, kur ką tik rodžiau. Tikiuosi neįsibaidžiau čia su juo. Nepaėmė. Špaliuką. Panašu į tai. Neblogas. Bet taškyt manęs nereikia, ačiū. Dar turiu vieną šapuliuką. Ledus. Šveipsiu tokį. Užkibo kaip su streameriu tempiant. Tempiausi ir paėmė beplaukiantį. Kas ten, boberis, daurus vėl. Toks rimtesnis šapaliukas papuolė.
tikriausiai. Bent jau pagal. O, gražus. O. Nušaunu visai čia į tą vakarinį žvejybą. O, kas aš kibu. Turi visai tamsu, nematau kai kimba, bet dar va tokia didesnė. O. Laikas be 19. Kiek čia gautis, nežinau. Nu, turbūt dar nesu taip vėlai žvejojęs. Čia vis dar vaikšto. Bet lyg ir kimba kažkas tai. Nu. Kažką turiu. Devynios. 9 valanda. Tokie mažuliukai dabar jau kimba, bet girdžiu kaip dideli daužas irgi. Kažkas turėtų būti. Gerą turėjau ką tik kliovą. Čia nieko nematai. Jau jeigu daužė, tai tiesiog traukia viskas. Tai daužė gerai. Ir pataikė. Uhu, šiandienos turbūt rekordas čia bus. Nu, su GoPro nieko nesimato. Tik nesidaužyk. Reikia nufotkint su kamera. O, pašviesiu, žiūrėkit. Pusai šapoliukas. Neblogas tasai. Tamsai. Tuo atkabinsiu. Nu, ate, didžiūnai. Naktinį. Ja, pusė 10. Baigiau žvejybą. Paskutinė žuvis buvo kažkokias 5 minutės. Tamsu. Žuvis dar aktyvi labai. Tai kad jau sušalau. Painiotis pradėjo. Labai tamsai, nematau žolių. Bet šiaip smagu visai. Pirmą kartą tamsiai žvejoju. Visai įdomi žvejyba. Dabar reikia rasti kur užlipt.